gal pirmiausia apie tą žmonių popiežių. Kas yra tas žmonių popiežius? Nes skamba labai skambiai skamba. Na, galvoju, kad labiausiai apibūdinti jį kaip žmonių popiežių galėtų tokie vertinimai kaip vienas iš mūsų. Ir tikrai ne tik argentiniečiai, bet man atrodo ir europiečiai kažkaip atpažįsta jame ne ten ganytoją, kurį mes aišku suvokiam kaip kiekvieną popiežių, kaip Romos bažnyčios galvą, juo labiau ne administratorių, bet vat žmogų, kuris yra vienas iš mūsų, o tai reiškia su visom tom savybėm, kurios ir mums yra būdingos. Ir ypač galvojant apie tai, kad mes į popiežių dažnai kreipiame šventas tėvę, jį taip apibūdinam, tai jisai net mėgdavo pajuokauti į tokį kreipinį atsakydamas šventas vaike, žodžiu, visiškai nuleisdamas tą tokią atskirties kartelę iki lygio, kuriame susitinka žmonių akis ir jo akis. Tai vat vienas iš mūsų, o tai reiškia ir nuodėmingas, bet tuo pačiu ir siekiantis šventumo ir tą kelią parodantis kiekvienam kaip labai patrauklų ir pasiekiamą. Tai sakyčiau, vat esminė jo savybė, kad jis yra su žmonėmis, tarp žmonių. Ir tai nėra kažkokia socialinė programa, bet jo būdas, jo charakteris, jam labai ir paprastai tas sekėsi, pamojuojant, kažką apkabinant, palaiminant nuolat.